Tai žinai, tipo, kad Flixbus yra viena iš prašiausių tipo kompanijų važiuoti autikais. Ir tipo tu permoki, nes, čia tavo gyvybės ir negyvybės klausimas šiaip važiuoti Flixbus. Nes pusė kelionių net neprasideda ir nepasibaigia. Tai aš nežinau, ką mes darom. Tipo, aš manau, kad viskas bus gerai, nes tarp tų išvyko vacinis nėra gerų. Tai... Gertrūdos gatvė. O žiūrėk čia. Vaito, čia ne ta. Žiūrėk, žvėrinats notars. Žvėrinats. Čia žvėryno notars. Štai kas šūkam? 3,8. Dar tas aparatas. Kažkas prabangus sako tips 5, 6. Škaplė. Ragaujam, ką iš mums pasiūlys už 4 eurus. Su oat milk. Grinai kaip kofka, tokia rūgšti, bet šiaip skaniai. Šiaip, realiai man atrodo, kad iki kokios 2 klasės aš jos biškį bijojau, tos jinai žiauriai atrodo intimidating toks žmogus. Bet šiaip, nieko ją. Tai žinai, sako, arba ryžuota, arba, kaip Skodaitė sako, tas spalvota asmenybė. Klasika. Šiaip taip darys. O gal net nereikia tarsti. Čia, man atrodo, tiršiai turi būti. Tipo būrimas iš... Čia tik būtų būrimas iš tiršių, bet čia... Grožio. Tai ką aš savo pranašau. Bus kažkoks nuolinkis. O kas išbėgo, tai čia slapti žmonės nuo mano gyvenimo tekės. Kas neišgyveno manęs, tas neišgyveno manęs. Sorry. Latviška putelė pakeitė gyvenimą. Su Ieva realiai galima išvažiuoti bet kurį paros metą į negyvenamąją salą, tipo tu ją gali prikelt ir jinai sutiks visų pirma ir visų antra viską žinos ir viską turėjo šalia savęs, tai su ja išgyvent šansų yra beveik visi. Be to, nesutikus kito žmogaus, kuris mokėtų savo toną suvaldyti taip, kad Maklaudų daina skambėtų kaip koks slemas ir ten moderni poezija. Vienintelis asmenybės minusas yra tai, kad jinai rūpų užbijo, bet čia dar taip pataisoma. Keep
Mano didžiausia baimė yra, kad mane asocijuoja su, kaip čia pasakys, su tokiom konfliktiškom asmenybėm. Blue-haired liberal with pronouns. Okay. Pratai? Pagavai?